Sveiki, šiandien aš Mumbajuje, Indijoje, tai yra mano 4 kartas Indijoje. Šitas pastatas už mano nugaros yra vadinamas Indijos vartai. Tai va, tai žmonės dažnai, kaip dažnai, periodiškai klausia manęs, kodėl aš dažnai šaipausi iš homoseksualų, kodėl aš vartoju sąvoką pederastai, kodėl, ką jie man padarė, kodėl taip yra, ko jie nusikalto, kodėl aš šaipausi iš jų. Ne visada, bet kartais. Tai dėl visko kalta yra vaikystės trauma. Egidijus Kuris, mano buvęs dėstytojas, kuris man dėstė konstitucinę teisę, bandė su manim pasibučiuoti, kai man buvo 17 metų. Ir tai paliko man tokią psichologinę traumą, kad iki šiol aš vartoju žodį pederastai, kai kalbu apie blogus žmonės. Ir net tai, kad aš esu demokratinių pasaulio valstybių įvairių pilietis, kad aš visą gyvenimą praleidau Paryžiuje, nepakeičia mano šito požiūrio, šitos traumos nepagydo. Todėl aš netgi jau ir pradėjau netgi ir pasakoti apie savo vaikystę. 17 metų techniškai tai dar yra vaikystė. Aš jau studentas buvau dėl to, kad buvau vunderkindas. O šita šlikštynė, šitas bezdantis pederastas Egidijus Kuris, pedofilas, taisyklingai reikia sakyti, o ne pederastas. Pederastas tai yra toksai žaidimas jau, turbūt. Tai va šitas pedofilas norėjo pasinaudoti savo tarnybinę padėtimi kaip dėstytojas ir bandė su manim bučiuotis. Aš, aišku, jį pasiunčiau nachui. Ir dabar aš, kai jau esu suaugęs, labai didelė tikimybė, kad aš jam snukį sudaužysiu, jeigu kada nors pagausiu Indijoje. Nes aš Indijoje šiuo metu gyvenu. Ir aš suprantu, kad ne visi homoseksualai yra tokie kaip Egidijus Kuris. Biseksualai, sakykime, nes aš taip įsivaizduoju, kad Kuris yra bi. Tai ne visi jie naudojasi savo tarnybinę padėtim, kad įviliotų vaiką, ne visi jie turi potraukį vaikams. Taip, bet mano gyvenime tai manifestuoja save tuo, kad aš vis dėlto kartais šaipausis iš tų visų LGBT ir iš tikrųjų, jų kartais ir nemėgstu. Sakykime atvirai, kartais nemėgstu. O tai šlikštiniai tikrai reikia sudaužyti snukį ir aš planuoju tai padaryti sekantį kartą, kai pasimatysim. Nes matot, tada man buvo 17 metų, aš negalėjau jam sudaužyti snukio. Tuo labiau, kad jis buvo mano dėstytojas. Nuo jo priklausė, ar aš gausiu 10 ar negausiu. Tiesa yra tokia, kad Lietuva valdo pedofilų klanas ir Egidijus Kuris yra vienas ryškiausių šito klano atstovų. Kitas pavyzdys yra Ignas Vėgėlė. Visą savo karjerą Ignas Vėgėlė padarė per lovą su suaugusiais vyrais, daug vyresniais vyrais, 50 metų vyresniais vyrais. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.